Prasideda paskutinė šio kėlinio minutė. Simas Jasaitis, nereikia skubėti dabar. Tarp kitko, skirtumas irgi yra svarbu, gali būti svarbus. Jeigu Lietuvos komanda žais taip, tai niekas bus nesvarbu. Dėl to, kad taip žaisdami lietuviai gali sutraiškinti visus varžovus. Įskaitoma yra šita pražanga. Tai yra įskaitomi yra Jono Valančiūno taškai. Štai čia dar kartelį traukia už peties Jono Valančiūną Nenadas Kirstičius. Ir aš nežinau, kas čia buvo teisingiau, ar skirti jam nesportinę pražangą, ar įskaityti tuos taškus. Bet Jonas Valančiūnas pelno 100 tašką Lietuvos komandai. 100. Mes buvom įmetę 99 taškus į serbų krepšį Turkijoje bronzinėse rungtynėse. O dabar ir visas 100 pražanga Milošui Teodosičiui puolime. Jo pasirodymas šiandien baigtas ir taškai yra neįskaitomi. Pirmą kartą ploja Milošui Teodosičiui. Siemens Arena, kurioje atmosfera buvo tokia, koks buvo Lietuvos komandos žaidimas šį vakarą. Mes laimėjom. Taip, iš tikrųjų, sirgaliai yra teisūs šį kartą. Jie neužbėga įvykiams už akių. Ir belieka tik tais užbaigti šias rungtynes. Dar kokiu nors gražių prieskonių. Oi, koksai negražus Simo Jasaičio tritaškis, skriejantis pro šalį. Ir serbai gali laikyti kamuolį iki galo. Pelno 2 taškus Nenadas Kirstičius, 5 sekundės. Reikia surengti dar ataką, bet jis traikdino dabar Šarūną Jasikevičių, Milenko Tepičius. Nu ir gerai. Štai taip, kamuolį į grindis ir Lietuvos komandos galutinė pergalė yra 190. Tarsi lietuviai būtų išsiugdę kažkokią strategiją, kaip nugalėti serbus lygiai 10 taškų skirtumu. 190 ir su pergalė visą Lietuvą, su pergalė visus jūs.